spausk follow, kad neprarasti šios dėlionės savo, o tu bijai prarasti. Tu dabar lauki, kaip atrodyti, išlauki momento. Tu bijai prarasti jį. Tau atrodo, kad jeigu tu prarasi jį, tu prarasi ir dalelę savęs, vat kartu su juo, bet tu supranti, kad jis tave skaudina, tu supranti, kad jis galbūt kai kada ir naudojasi tavimi, kad jis tave atstumia, bet tu vis tiek negali jo palikti. Tu bijai prarasti save. Tau atrodo, kad jeigu tu prarasi jį, jeigu tu atsisakysi jo, tu prarasi ir save. Kartu su juo išeis dalis tavęs. Ir va tai yra tavo didžiausia baimė. Tavo didžiausia baimė padaryti žingsnį. Padaryti žingsnį link savo laimės, link savo džiaugsmo, link savo meilės galbūt netgi savo. Bet tu stovi, tu vieniša. Bet tu supranti, kad tu viena, tu supranti, kad tu dabar vieniša. Ir jis kaip numeta tau tos trupinius, taip, to dėmesio, parašo vieną žinutę, galbūt atvažiuoja pasimatyti, susitikti su tavimi, bet iš tiesų tu vieniša ir tu pasinėrusi į gilę tokią depresinę nuotaiką, iš kurios labai sunku išeiti, nes tai yra pasinėrimas į tokius jau klausimus, kur tu ieškai atsakymų, ar kodėl taip įvyko ir kam taip įvyko ir kodėl tu atsidūrei tokioje situacijoje. Taip, parašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim, taro kortų, vat kaip tau geriausia veikti, ką daryti ir kaip išeiti iš šitos sudėtingos situacijos. Aplamai, ką jis galvoja. O ką jis galvoja, matydamas tave tokią. O jis jaučiasi, jam patinka. Jam tai yra kaip žaidimas. Jis daug paprasčiau, lengviau žiūri situaciją. Parašyk man žinutę, mes užklausim. O kaip tau veikti, jeigu jam viskas paprasta, lengva? Kaip tau tada geriausia veikti, kad ir tu būtum laiminga šalia jo šitose santykiuose, gerai? Gal tikrai išmoksi kažko naudingo savo ir paversi savo likimą ir savo žaidimą kitaip negu jisai ir tapsi gudresnė. Rašyk man žinutę ir mes užklausim. Taro kortų.